Dabar yra sausio vidurys ir kažkaip nepratęs, kad žolę pjautų po 8 biškį. Pasirodo, pjauna žolę sausio vidury. Pasirodo, kai jie su trimeriu nupjauna žolę, kitas eina ir nupučia. Aš jau galvoju, reiks eit mašiną valyti su skudurėliu, bet šitas kaip ir nuputė, manau, mašiną. Na tai kaip visada, kol atsikėlėm, kol papusryčiavom, kol apsirengėm, dar šiek tiek susitvarkėm. Jau vidury dienos, tad išeinam į miestą tiesiog pasižvalgyti. Planas galbūt ir buvo nueiti iki Alhambros, bet jinai dirba iki 6, o ten rekomenduoja praleisti apie 3 valandas. Tai manom, kad šiandien jau ir nebespėsim. Kaip suprantu, jau liekam čia 2 dienai. Na, tad šiandien tada tiesiog apsižiūrim miestą, o oro čia visiškai nesuprasi, nes prie kemperio rodė 11 laipsnių. Užsidėjom striukės, buvo visai netaip žvarboka. Išėjom ant saulės, programėliai rodo, kad +16. Karšta. Einam abudu, nešam striukės rankose, nes karšta. Pamatė medį, įsižiūrim, ant jo granatai auga. Ne veltui esam Granadoj. O štai ir ta garsioji Alhambra, kurią pasiliksime rytojui. Ir šiaip visai gerai gavosi, nes vaikštom jau visą dieną per visą Granados miestą ir dar nesijaučiam tikrai visko apėję. Tai vienos dienos čia tikrai per mažai, o ypatingai skaitant, kad daug laiko praeis vaikštant štai ten. Iš išorės galbūt atrodo labai įprasta, niekom neišsiskirianti pilis, tačiau vidus iš įvairių nuotraukų ir video atrodo labai įspūdingai ir tikrai ten praleidžiama apie 3 valandas. Tai toliau vaikštam ir šiandien grožimės tiesiog Granados miestu. Ojei, kiek daug šitoj aikšteliai apžvalgos žmonių. Visi grožisi į kalnus, kuriuose beje ir buvom praeitas dienas. Na ir dar į miesto panoramą. Taip, šiandien susivėlinom, valgyti namie nieko neturim, reikia nueiti į parduotuvę, reikia padaryti valgyti, o jau yra 7:30. Nu tai valgom šiandien greitą maistą. O kur? Papajas. Iš tikrųjų valgome čia pirmą kartą. Kas valgo, kas krepšinį žiūri. Kadangi Lietuvoje nėra papajus, tai šiek tiek apšviesiu, jog čia tas pats kas KFC. Viskas tik su vištiena. Tai vis dabar filmuoja, nes pirmą kartą mes užtrukome gan ilgai, kol visi aiškinome, kaip ištraukti čia tą bandelę, nes nei čia neatsidaro. Visas bandelės reikia išstumti. Prašyčiau filmuoti bandelės. Išstumi, tada pasiėmė. Štai taip atrodo eilinis mūsų vakaras. Atnešu braškių šokolade į lovą savo brangiajam. Ne, iš tikrųjų pati labai norėjau braškių šokolade. Gracias. Kadangi turėjom tik tokio ypač juodo šokolado, teko improvizuoti. Įdėjau kondensuoto pieno ir visai neblogai gavosi. Tai žydo silpnumą?
Na, o vakarą leidžiame taip. Ir labai stipriai sukryžiuojame pirštus, jog rytoj mes nepramiegosim, anksti atsikelsim ir jau pagaliau aplankysime mūsų tikslą. Gerą vakarą ir jums. Labas rytas. Mes kaip ir nepramiegojom, ačiū, kad laikėt čiūrus, bet dabar turime kitą problemą. Mes daug girdėjome, jog reikia iš anksto pirktis bilietus į Alhambrą. Ir mes, kai čia atvažiavom penktadienį, mes pasižiūrėjome, ar yra bilietų. Ir taip, jų čia buvo pilna, kas pusvalandį rašo, kad 100 laisvų vietų, 200 laisvų vietų. Na, vienu žodžiu, pilna. Mes net nesukom galvos. Tad atsikeliam dabar, pusryčiaujam, žiūrim, kurią čia valandą mums reikia eiti, kurią čia valandą yra bilietų. Ir 3 valandą, kurią planavom eiti, bilietų nebėra. 4 valandą, na kas dar, tiek to stinka, liko keli bilietai ir tada mes jau čia pradėjom svarstyti, ar tada čia verta, nes kai kurios Alhambros dalys dirba iki 6, kai kurios iki 8, vienu žodžiu, jinai yra visa suskirstyta į skirtingas dalis, atskiras su atskirais įėjimais, ir kol mes visą tai kalbėjom, nebeliko bilietų ir 4 valandai. Tai dabar artimiausias bilietas yra 4:30. Na, tai Deivis gal sako, vis dėlto bandom, kad čia nereiktų būti dar vieną dieną. Viskas išsikrapštėm. Tai visgi pirkome bilietą 4:30. Bet, žinoma, turime ten būti šiek tiek anksčiau, nes 4:30 jau mus įleidžia į vieną iš dalių. Vienu žodžiu, kai būsime ten, pabandysiu paaiškinti. Štai kaip Rūta jau skuba. Ai. Kaip juokinga. Jau vos velkasi. Kiek privalgiam. Nu, liktais radom jau pagaliau kur užeiti. Reikia, aišku, dokumento, kad galima būtų įeiti. Beje, bilietai kainavo po 19 eurų. Kiek supratom, nes su bilietų pirkimu tai čia irgi. Vienur rašo, kad įeina ir tas, ir tas, ir tas. Vienur 40, kitur 20. Tai net nežinom iki galo, ar į viską mes čia nusipirkom tą bilietą, ar ne. Kol aš nuėjau į tualetą, Deivis atsistojo į eilę. Matyt, turėsim stovėti tokią eilę. Stovi, laukia už mūsų abu. Stovime eiliai į Nazrido rūmus. Jie pažymėti štai čia raudona žvaigždute, kad į juos patekti reikėjo pirkti bilietą, į kurį įeina įėjimas juos ir kaip ir į kitas dalis, kurios pažymėtos žemėlapyje mėlynai, geltonai, oranžiniai, į visas šitas atskiras vietas. Į bilietą turi įeiti šitos visos vietos, jeigu ten nori papulti. Beje, apžvalgos aikštelė, kurioje vakar stovėjome, yra štai ten. Ir žiūrėjome į šitą pusę. Pusę valandos ir jau lygtais įeiname į pačius rūmus. Nu ką, pradedam grožėtis?
Išėjom jau iš Nazarito rūmų. Skubame iš tikrųjų apžiūrėti kitas dalis, nes yra kurios dirba iki 6. Perėmė jau į kitą. Kol neužsidaro, kol dar galim viską apžiūrėti. Ta mus dar įleido, praėjom pro dar vieną bilietų skanavimo vietą. Ir jau liko pusvalandis. Štai ir vaizdas iš bokšto. Ne tik į visą miestą, bet ir į kalnus, kuriuose buvom. Labai gerai iš čia atrodo. Aišku, atrodytų dar geriau, jeigu dar labiau būtų prisnigę. Bet visas 360 vaizdas iš čia. Labai didelis miestas Granada. Eina atsigrožėti šito miesto vaizdais. Tiek daug namų, visi tokie susiderinę, balti. Labai gražu. Ir vis gražėja, kad jau saulė ne taip ir už kalnų jau tuoj nusileis. Ir norėtųsi, aišku, čia tą saulėlydį ir praleisti, nes tada turėtų būti švis gražiausias vaizdas. Bet kol šviesu, taip pat norisi aplankyti ir visas likusias vietas, nes tikrai dar ne viską spėjom apžiūrėti. Tai turbūt einam toliau. Išėjom iš Alhambros teritorijos, einam pasivaikščiot toliau miestu, na tiksliau toks ir pasivaikščiot. Kad grįžti iki kemperio turbūt kokie 4-5 kilometrai, tai taip per visą miestą ir turime praeisi. Vėliau pilna visokių suvenyrų susijusių su Alhambro ir jos ornamentais. Pakeliui namo stabtelėjom kavos, pyragėlio, įdomiai taip sėdim virš prekystalio. Va taip šiandien karšta. Tik buvom Granadoj, kurioje buvo vėsu, o va atvažiavom į pajūrį ir iš karto šilumėlė. Kadangi šiandien į kempingą atvažiavom kažkaip anksti, jau spėjom ir pusę darbų pasidaryti, tai išėjom dar pasivaikščiot, nes kempingas visai netoli jūros. Va taip viską plaunam, kai turim pilną vandens, o tiksliau, kai esam kempinge. Galim netaupyti vandens, viską išplauti švariai. Nežinau, ar kas nors pastebėjote ar pasigėdote, bet mes nedarėme 3 mėnesių finansų apžvalgos. Na, o šiandien, sausio 12, yra lygiai 4 mėnesiai, kaip esame kelionėje. Tad trumpai tik pasakysiu, jog 3 mėnesį mes išleidome apie 1200, na, o 4 mėnesį mes išleidome apie 1100. Vienur sutaupėm, kitur išleidom daugiau, matau, kad kavinėm išleidom mažiau. Tad matome, jog vis tiek yra nusistovėjusi tendencija per mėnesį išleisti šiek tiek virš 1000, kas visai, manau, yra neblogai. Tačiau žinote, kokio 1000 mums trūksta? Ogi subscriberių. Dažnai to nedarome, bet noriu paprašyti, kad jeigu vis dar to nedarote, tai pasubscribintumėt mūsų kanalą. Šiuo metu trūksta tik apie 30 iki 1000, tad ačiū, jei tai padarysite ir labos! Labas rytas! Išvažiuojam iš kempingo, na, tiksliau labiau iš tokios aikštelės.
Nu, triusiukų gali nefilmuoti. Šipsokis. Pasimokyta iš klaidų, sulankstam iš karto, nes iš džiovyklės rūbai labai karšti būna. Tai paskui, jeigu sulamdytų, sudėdė į maišą, tai jie tokie ten ir pasilieka. Ten va būtina, jei buvo atsisveikinama. Mandagi, ne taip kaip tu. Tai kad ne, pasisveikino su telefonu, šnekėjo. Pasisveikino. Girdėjau, nu negali pritarti. O, kiek kemperiukų čia, kiek važiuojam, tiek pilna tokių kalniukų su keliu ir pilna kemperių. Nu, ne veltui artėjom prie Malagos. Nors suvenyrai jau sako, kad Malaga, bet ne, mes dar ne Malagoj, sustojame pakeliui miestelėje, kuris vadinasi Nerija ir einame į vietą, kuri vadinasi Europos balkonas. Nežinau, kodėl jis taip vadinasi, nes aš nežinau, kur mes einame, tik tiek man pasakė Deividas. Atėjome iš tai tokią aikštę ir jos gale jau ir yra garsusis Europos balkonas. Labai gaila, kad debesis yra užplaukę šiuo metu. Manau, kad būtų daug gražiau giedrą dieną. Matas, kad ten lietaus debesis. Matom, kad galima praeiti ir apačioj po šiuo balkonu. Gal iš ten bus dar gražių vaizdų. Aš jau savo ramiausiai noriu eiti, Rūta sako, žiūrėk, ten galim užlipti. Aš net nenoriu lipti. O po to per tave ant manęs varys, kad aš čia. Tada kokią radom nakvynės vietą. Su tokiu bangų ošimu ir einam miegoti. Nežinau, ar jums čia girdisi, bet mes visą vakarą taip girdim bangas, kad gal net sakom, čia per arti jūros esame. Na, tikėkimės, miegoti netrukdys. Labanakt.